Jeigu jūs ar jūsų artimieji kovojate su žvyneline, egzema, vitiligo, būtinai siūlau pažiūrėti šį video, kadangi jis tikrai gali pakeisti jūsų gyvenimo kokybę. Mano vardas Rūta. Aš esu viena SEI Health įkūrėjų, o mano rankoje UV Tactus, medicininis fototerapinis prietaisas, kurį su komanda jums kūrėme daugiau nei 6 metus. Kaip veikia UV Tactus? Jis skleidžia gydomąją ultravioletinę šviesą ant odos ir tokiu būdu sumažina uždegimą, niežulį ir veiksmingai pagerina odos būklę. Fototerapija, dar kitaip vadinama gydymas šviesa. Tai yra moksliškai pagrįstas ir itin veiksmingas būdas psoriazei ir egzemai gydyti. Ir dermatologai visame pasaulyje šį metodą savo pacientams taiko jau daugelį metų. Kas sudaro išmanųjį UV Tactus fototerapijos sprendimą? Tai yra šis medicininis fototerapinis prietaisas, kurį galite naudoti savo namuose, bei mobilioji UV Tactus programėlė. UV Tactus programėlė jūsų gydymą suasmenina, o kiekvieną fototerapijos procedūrą supaprastina. Jūs gausite priminimą apie ateinančią procedūrą, jums automatiškai bus suskaičiuota ir pasiūlyta gydomoji dozė ir taip pat su programėle labai lengvai seksite savo gydymo eigą. Tačiau apie tai daugiau kitame video. Grįžkime prie prietaisų. Tai čia turime 16 strategiškai išdėstytų LED lempučių. Jos siaurabangę ultravioletinę spinduliuotę ant odos skleidžia itin tolygiai ir tiksliai. Prietaiso išmatavimai 10 cm ilgio ir 10 cm pločio. Tačiau, naudojant 4 individualiai valdomas prietaiso zonas, galite nusitaikyti į tikslę gydomąją vietą. Vienas iš svarbiausių UV Tactus išskirtinumų yra jame integruotas kompiuterinis dozimetras, kuris kontroliuoja spinduliuotės kiekį, matuodamas ją realiu laiku. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog jūsų oda pasieks tik tiksli nustatyta gydomoji dozė, o jūsų gydymas bus saugus ir veiksmingas. Na, o dabar parodysiu, kaip paprasta naudoti šį prietaisą. Įjungiu. Pirmiausia, reikia įvesti slaptažodį. Be jo prietaisas neveiks. Sekantis žingsnis – aktyvuoti zonas, kad jos atitiktų norimos gydyti vietos dydį. Zonų iš viso yra 4. Bendras gydomasis prietaiso plotas yra delno dydžio. Aparatas telpa į delną, o vienos zonos dydis vos daugiau nei degtukų dėžutė. Galima aktyvuoti 1, 2, 3 arba 4 zonas ir taip gydomąją šviesą nukreipti tik į pažeistą plotą. Zonas nustatyti yra paprasta. Štai čia turiu rėmelį, kuris leidžia pasimatuoti aparatą ir nustatyti, kokio dydžio plotą gydysiu. Pridedu, įsivertinu, tai bus 1, 2 ar daugiau zonų. Mano atveju tai 3 zonos. Dabar ant aparato visos zonos yra aktyvios, todėl reikia užgesinti vieną, kuri šiai procedūrai nereikalinga. Sekantis žingsnis – dozės nustatymas. Dermatologai visada gydomąją dozę paskiria džauliais, energijos vienetais. UV Tactus procedūros dozę taip pat leidžia nustatyti ir matuoti džauliais, o ne minutėmis kaip senos kartos lempos iš Amazonės. Tai esminis dalykas, nes su UV Tactus jūs esate tikri, kad procedūros metu oda pasieks tik tiksli ir tikra, o ne numanoma dozė. Tikslumas lemia gydymo kokybę ir greitį. Taigi, ekranėlyje matau, kiek laiko truks, kol oda pasieks visas nustatytas džaulių kiekis. Uždedu prietaisą ant rėmelio. Jis procedūros metu neleidžia spinduliuotei patekti ant aplinkinių audinių, nes izoliuoja šviesą gydomame plote. Jeigu reikia, rėmelį prie kūno galite pritvirtinti diržais. Tai patogu gydant odą nugaros srityje ar kitose sunkiau pasiekiamose vietose. Spaudžiu start mygtuką. Įsitikinu, kad dozė suvesta teisingai, patvirtinu ir turiu 60 sekundžių neskubant uždėti aparatą ant gydomos vietos. Pradedu procedūrą. Ekranėlyje matau mano odą pasiekiančios spinduliuotės kiekį. Dozimetras matuoja realiu laiku įvertindamas aplinkos poveikį ar lempų stovį. Tai labai svarbu, nes taip esu tikra, kad gaunu tikslę nustatytą dozę ir procedūra yra saugi ir kokybiška. Štai,
Nepraėjo nei minutė ir procedūra baigta. Pilna 124 mg gydomoji dozė pasiekta. Jokio skausmo. Su UV taktus viskas greita, tikslu ir veiksminga. Daugiau informacijos apie UV taktus fototerapijos sprendimą rasite mūsų Instagram ir Facebook paskyrose ir internetinėje svetainėje adresu www.uvtaktus.eu.